Koks gražus vakaras. O jau spalvos. Labai gražu. O, ten dar visokios. Žiūrėkit, kaip gražu. Labai gražu. O vakar lyjo lietus. Pylė tiksliau lietus. Šiandien pas mus gražu. Saulutė. Ir šilta buvo. 18-19 laipsnių. Labai gražu. Kur mėnulis? Nesimato mėnulio. O dabar jau beveik pusė 11 vakaro. Labai gražu. Labai gražu. Spalvos. Oi. Pasak. Gražu, ne? O, kregždės laksto dar. Labai fainai. Kažkur žmonės baliavoja, švenčia. Rytoj tėvo diena Lietuvoj. Tai žmonės atsipalaidavę. Švenčia. Visus tėvelius su tėvo diena sveikinsim rytoj. Esamus ir buvusius. Gražu. Antradienio vakaras. Taip, pareina lietus ir pas mus. Žadėjo jau 7 valandą lietaus, bet nieko nėra. 8 valandą jau dabar kaip ties. Labai greit mėlynuoja. Ir čia labai baisiai atrodo. O tas gabaliukas. Čia labai mėlyna. Ten tokie pavieniai debesėliai, bet pagrindas tai čia.
Nu, pirmi lašai krenta jau. Smulkus tokie nedideli. Tuoj pradės lyti. Toksai didelis, toks debesis. Koks jisai ilgas. Kaip greit jisai formuoja kažką tai. Oi, pistelis. Čia toks kaip pratas. Susiformavo kaip koks žiedas, kaip koks apvalus daiktas. Aplink visi mūsų namą. Tokiu ratu. Va, jau kyla vėjas. Va, medžiai. Žiūrėkit, kaip medžiai subuoja. O, kaip kyla vėjas. Jau atėjo iki mūsų. Jo. Prasidės. Vėjas kyla. Beržai kaip liūtė. Žiūrėkit. Bet nulijo tik tai porą lašų. Nedaug. Vėjas kyla. Jau stipriai. Įsisiubuos vėjas. Ten kažkur tai tolumoj žaibas buvo, o žaibuoja. Jau vėjas yra. O koksai štorminis toks vėjukas kaip pratraukia. Bet kol kas keli lašai tik tai nukrito. Nieko rimto nėra. Ir kaip atšalo oras, koks šaltas vėjas iš karto jaučiasi. Diena buvo pas mus iki plus 25. Nu, dabar kažin ar 20 bus. Man atrodo, ne. O koksai vėjas. Gėlės visos pradėjo judėti, tiesiog neįmanoma išlaikyti. Labai pasikeitė oro temperatūra, staigiai atvėso. O prieš tai vėjo visiškai nebuvo. Toks štilius, visiškai. Nejudėjo, atrodė oras. O beržai kaip subuoja. Jo. Oras pasikeitė visai. Mes čia buvom tokioj kaip sūkurio zonoj, sakyčiau. Jo, vėjas toksai jau geras. Jau atvėso oras, visai nekaršta, žinokit. Buvo dušinė taip. Lietus papuolė man ant kojų. Mano gėlytės juda. Nu, krapija, jau girdisi stogas visas bar. Negausiai dar, matosi keli lašai. Svarbiausia, kad nebūtų krušos, nes Lietuvoje praėjo čia vakar. Šakiuose, kur ten jau palaukit, kur sakė, 2 rajonuose. Taip davė kruša, kad buvo balta žemė. Nu jau geriau taip tegu nebūna pas mus.
O, kaip atvėso oras, kaip šalta iš karto. Bet lietaus turbūt ir nebus pas mus. Nebent apsisuks tas debesis, kad aš matau, kad liktai jau šviesėja dangus. Čia tik tai nedaug pakrapęs. Nebent iš kito šono ateis kažkas tai. Nu, vėjas pasikeitė vėjas ir jau nori pratrūkti lietus. Ui, kaip šalta, žinokit man. Nu, aš vis laukiu lietaus. Aš laukiu lietaus ir jo vis nėra. Čia keli lašai krenta, tai čia nesiskaito, kad lietus. Oi, kaip kvepia skaniai. Žinot, kaip kvepia lietus. Kai karštą dieną pradeda lyti ir tas šieno kvapas, žolės nupjautos, alyvų kvapas ir lietaus. Kaip skaniai kvepia. Mane išgirdo šuniukas kaimyno. Aš čia vieną šneku. Vaikai čia važinėja su dviračiais. Bet kodėl jisai loja, tas šunelis. Tai žinokite, čia ne telefonas taip tamsiai filmuoja, bet čia lauke taip tamsu. Ką reiškia apšvietimo, kai nėra saulės. Lyja. Lyja, pas mus lyja. Tai jau 8:30 vakaro, kur žadėjo 6 valandą, 7, 8 labai stiprų lietų, tai mes jo negavom. Tik dabar pradėjo lyti, 8:30 vakaro. Bet tas lietus toksai čia, žinot. Bet toksai va, truputį sušlapins grindis ir viskas, ane? Nu, jeigu bus kas nors rimtesnio, aš jums parodysiu. Dabar tai čia nieko tokio. Bet labai atvėso oras. Labai atvėso oras. Jau vėsiai. Vėsiai. Na, jau įsilyjo. Viskas atslūgo. Sulaukėm lietaus. Bet ir šviesėja dangus. Turbūt neilgam lis. Jūs tik pasižiūrėkite. Ar matote tą grožį? Reikia toliau eiti. O, kaip gražu. Pasaka, ane? Rytoj mums žada visą dieną lietų. Dieną ir naktį. Ir stiprius vėjus. Tai matyti jau prieš tokį baisumą pasirodė visas grožis. Labai gražu. Ten saulutė nusileido. O jau šviečia kaip gražiai. Spalva. Ojojoj. Labai gražu. Matote, koks grožis. Ten toks rožinis eina.
Nu, greit viskas išnyks. Jau spalvos keičiasi. Ojojoj. Vat realiai tokios spalvos ir yra, žinokit. Ryškios. Kas čia bus? O mane uodai puola, kojas kandžioja. Ojojoj, kaip gražu. Labai gražu. Ojej, kokios spalvos. Visas dangus toksai. Visas dangus. Nuostabiai atrodo. Reikia iš toliau eiti. Tada matosi viskas. O, labai gražu. Gražu? Oi, kaip gražu. Ryškios dabar spalvos. Labai ryškios. Toj viskas dings. Viskas toj išnyks. Nu, pažiūrėsim rytoj, kas bus. Šiandien trečiadienis. Dešimta. Oi, kaip uodai kanda. Šakis. Zyzė zvimbia aplink ausis. Nu, nuostabus vaizdas. Ir jokio vėjo neliko. Taip nurimo, o diena buvo vėjas. Saulutė tiesiai per vidurį, matos toksai geltonas švytėjimas, tai ten saulė leidžiasi. Ten toli saulutė susileido jau. Dar kregždės laksto. Na jau koks grožis. Matote. Kaip gražu. Vaja. Tai jau rytoj bus štorminis vėjas. Nu, žada rytoj labai nedaug šilumos, 14 tik tai. Dieną 14. Šiandien buvo 18. Irgi labai nedaug, bet normaliai buvo, bet jau koks grožis. Koks grožis. Maja. Pažiūrėsim, kas rytoj bus. Kaip pasikeis oras. O dabar 9:30 vakaro. Taip.
Šiandien pas mus toks orelis po vakarykščio gražaus vakaro, kurį aš jums filmavau, rodžiau spalvas ryškes. Tai vat ką tas oras atnešė. Atnešė šaltą orą. Pas mus dabar 11 šilumos. Tik tai 11 ir vėjas didėja. Vėjas toks jau normaliai dar. Bet praneša labai stiprų vėją. Taip kad lietus nuo pat ryto maudė. Viskas šlapia. Viskas šlapia. Ir toks vėjas. Šalta, žinokit, ne šilta. Man jau pirštai šalo. 11 šilumos. Nu kur tai matyti? Birželio mėnuo. Nu, vieną dieną reikia ištverti. Rytoj bus vėl šilčiau. Rytoj bus be lietaus. O po to vėl pils. Iki antradienio. Kiekvieną dieną naktį lietaus žada. Kaip maudės mumis. Vėjas stiprėja. Linguoja gerai anglis, ne? Taip. Nu viskas, man jau šalo pirštai. Šalo pirštai vasarą. Visiems sveiki. Šiandien yra penktadienis ir toks gražus vakaras. Tokia ramybė, vėjo nėra, saulutė leidžiasi. Saulė jau leidžiasi ir išėjau į lauką. Tos mano sėtos gėlės visos sudygo. Visas mano pakraštys savo pilnas gėlyčių. Šiandien žolę nusipjovėm. Einu dabar uždaryti šiltnamį. Nes jau vakaras vėsta. Reikia uždaryti šiltnamį. Mano gėlytės. Kvepia skaniai. Einu, uždarysiu šiltnamį. O ten jau debesis pareina. Rytoj pas mus lietus. Tai mes skubėjom pasidaryti darbus.